Sveiki, štai naujas video, vėl PHP pamoka ir šioje pamokoje jūs išmoksite apie kintamuosius. Taigi dabar yra pamokų tam folderyje yra sukurtas PHP failiukas kintamieji PHP. Dabar jis yra visiškai tuščias, kaip matome. Taigi pradėkime. Kaip kiekvienas PHP kodas, jis prasideda savo sutartiniais kodais, kuriuos jau mokiau pirmoje pamokoje. Taip. Ir dabar, kintamieji visą laiką prasideda dolerio ženklu. Ir jų pavadinimai gali sudaryti tik tai apatinis brūkšnelis, didžiosios mažosios raidės ir skaičiai. Kintamojo pavadinimas negali prasidėti skaičiumi. Jis gali prasidėti arba raide, arba apatiniu brūkšneliu. Nu, pavyzdžiui, kintamasis arba apatinis brūkšnelis kintamasis. O paskui jau galima rašyti toliau ir skaičius, tik ne pradžioje. O jeigu, pavyzdžiui, norite kintamojo pavadinimą daryti kokį ilgesnį, ten iš kelių žodžių, nenaudokite tarpo, nes tada neveiks. Vietoj tarpo naudokite apatinį ženklą. Pavyzdžiui, kintamasis apatinis brūkšnelis yra. Nu, pavyzdžiui. Taigi, dabar kintamosiose galima tiesiog ir nurodyti kokią nors informaciją. Pavyzdžiui, sukursiu kintamai pavadinimų vardas ir rašysiu ten savo vardą. Nu, pavyzdžiui, kintamasis vardas, tai dolerio ženklas vardas, lygu, tada dvigubos kabutės ir rašau savo vardą, tai yra Deividas. Tada vėl dvigubos kabutės ir kabletiškas. Dabar jeigu aš išsaugosiu ir perkrausiu puslapį, jame nieko nebus. Nes mes nepaprašėme, kad atvaizduotų kintamai. Taigi dabar, jeigu parašyčiau echo ir atvaizduočiau kintamai vardas, man turėtų dabar perkraus puslapį parašyti Deividas. Kaip matote, tai įvyko. Taigi dar galite kintamajame įrašyti skaičius, pavadinimus visokius. Kintamieji gali vienam puslapį būti nors ir 100. Pavyzdžiui, vienas kintamasis vardas ir įrašyta jame Deividas, ir dar kitas kintamasis gali būti amžius. Ir ten rodom 12. Taip, ir dabar jeigu norime vėl atvaizduoti, grinai padarome tarpą ir vėl tada įrašome kintamai amžius. Dabar mums turėtų pavaizduoti Deividas 12. Taip ir yra. Taip, jeigu iškilo bėdų su kintamaisiais arba kitom pamokom arba nesuprantate, galit man rašyti į Skype'ą ir asmeniškai manęs paklausti ko nors. Mano Skype'as yra toks, 2666. Taip pat mano Skype'as yra nurodytas mano kanale. Tai jeigu kas nors nesigauna, rašykite į Skype'ą ir viskas bus išspręsta. Kita pamoka bus if else. Jeigu tas bus tas, jeigu tas bus tas. Laukite kitos pamokos. Ačiū, kad žiūrėjote.